Taigi esate futbolo treneris, turite ir komandas, kurias treniruojate ir atsirado dabar vartai mūsų Maironio parke futbolo. Kaip jūs pats prisidėjot kaip treneris prie šito projekto? Aš jau gal prieš porą metų pastebėjau, kad čia tokia vieta graži pėvykia yra, bet paskui prieš porą metų, bet nelabai kas atsiliepė į tą. Įsikūrė futbolo klubas Dantspynas, kaip žinom, pernai. Kreipiausi į klubo prezidentą Rosvaldą Kunicką su tą idėją. Jisai, aišku, kaip valdžios atstovas ir įgyvendino tą sumanimą. Futbolo populiarumas tarp jaunimo tarpo, kadangi jau ko gero ne vienerius metus treniruojat jaunimą, ar populiarėja, ar mažėja? Ne tiek ir senai, gal 3 metus. Nepasakyčiau, kad labai po truputį, galima sakyti, bet labai nestipriai. Ir kaip tik šitos aikštelės įrengimas, ne įrengimas, bet vartų pastatymas, čia ir buvo vienas iš tikslų, kad populiarėtų tas futbolas, kad vaikai daugiau lankytų, užsiimtų to, pamėgtų tą sporto šaką. Galbūt planuojat ir pats su savo komandomis išnaudoti šitos vartus, galbūt jau kokias varžybas mini planuojate? Yra mintyse mums padaryti, kartu irgi su futbolo klubu Dantspynu padaryti šeimų turnyrą norėtume, kad dalyvautų pora vienos šeimos narių ir pora draugų, tai 5 prieš 5 kažką tikriausiai padarysime jau šią vasarą. Kaip manot, kaip dar būtų galima populiarinti šią sporto šaką? Galbūt ne vien vartai, galbūt dar kažkokių idėjų turite? Ar pasiūlymų jaunimui? Taip ar taip. Man atrodo, reiktų daugiau varžybų organizuoti. Tarp mokyklų, tarp klasių, įsteigti kažkokie tokius prizus viliojančius, kad sudalyvautų. Kažkas tą linkme, gal kažką ir padarysime. Taigi, gerbiamas Rosvaldai, papasakokit apie tokią naujieną mūsų Maironio parke, kuri atsirado, tai yra futbolo vartai. Kaip kilo tokia idėja, nežinom, kad čia jūs pasistengėt, kad jie atsirastų. Tiesiog turim gražų parką, turim aikšteles, kur gali jaunimas ir šiaip žmonės pažaisti krepšinį. O dabar futbolo čempionatas, tai tiesiog kilo idėja, o kodėl nepabandyti padaryti galimybę jaunimui irgi pažaisti ir futbolą. Tai kreipėmės į Ronaldo fondą. Kaip žinot, turim futbolo klubą Dantspyn. Tai tiesiog inicijavom tą. Tiesiog parašėm prašymą ir paprašėm ir gavom vartus. Ir susitarėm su miesto seniūnu. Miesto seniūnas irgi geranoriškai pažiūrėjo, pratęsė tvorą, kad nebūtų pavojinga ir neišbėgtų vaikai paskui kamuolį į gatvę. Ir viskas, nupjovėm žolę, pastatėm vartus ir turim žaisti. Kiek laiko bus šitie vartai? Ar čia trumpalaikis toks dalykas, ar ilgam jie bus? Tiesiog stengiamės suspėti pastatyti, kad čempionato metu, kaip žinote, entuziazmas visą laiką pakyla ir atsiranda noras. Ir patys vaikystėje, kada vykdavo pasaulio ar Europos čempionatai, patys vakarais leisdavom laiką futbolo aikštelėse, tai pasistengiam, kad šitam laikui ir šitie vartai parke atsirastų. Ir tikrai matom, kad pataikėm, nes tikrai aš matau pilną vakarais jaunimo žaidžiančio. O kiek ilgai bus, tai tikrai futbolo čempionato metu tai tikrai bus, o toliau priklausys tiesiog nuo to, kiek bus noro, kiek matysim entuziastų, kurie norės čia leisti laiką. Ir jeigu viskas geranoriškai, tai aš manau, kad bus tol, kol bus galimybė žaisti. Iki rudens. Minėjot vaikystę, ar ne? Tai ta jūsų vaikystė, ko gero, buvo susijusi labai su futbolu, su kamuoliu? Ne, tai pačiam teko kažkada irgi bėgioti, žaisti ir besimokant universitete žaidėm už mūsų fakulteto komandą ir teko visai neblogai pasirodyti. Tai futbolas tikrai yra visada buvo ir liks mano vienas mėgstamiausių žaidimų. Taipogi kažkada teko pagyventi ir padirbėti Vokietijoje. Tai turėjom tokią irgi vietinę komandą, kur žaisdavom ketvirtadieniais ir sekmadieniais kiekvieną savaitę tiesiog draugiškas rungtynes. Tai teko irgi dalyvauti.
Tai tiesiog sakau, futbolas visą laiką buvo ir liks mano vienas mėgstamiausių žaidimų. O galbūt čia dar ne vienintelė idėja, kaip skatinti tą futbolo Raseinių rajone? Galbūt dar turit kažkokių minčių? Nu tai kaip minėjau, iš tikrųjų turim tą įsteigę futbolo klubą Dantspinų ir dabar remiam jaunimą, vaikų žaidžiančius futbolą ir aš manau, kad tikrai Raseiniuose futbolui tikrai yra daug vietos, krepšinio turim pakankamai stiprias komandas ir daug žaidžiančių ir besitreniruojančių vaikų. Norėtumėm, kad ir futbolas nebūtų užimtas, vis tiek yra žaidimas numeris 1 pasaulyje. Tai aš manau, kad Raseiniuose irgi suras savo vietą.